Iš dalies taip, jeigu tai yra pradžia užkritimo, tai yra nėra tokio jau didelio odos pertekliaus, nėra riebalinių išvaržėlių, o tik tai beprasidedantis odos toks elastingumo pakritimas. Tai yra ir aparatinės procedūros, ir injekcinės procedūros, ir daugelį kitų, bet reikia suprasti, kad jeigu mes turim odos perteklių, tai jokia aparatinė procedūra, jokia injekcinė procedūra odos perteklį neišspręs, tik tai chirurginiu būdu. Daugumoje, aišku, mes kalbam apie vokų plastiką kaip medicininę indikaciją, todėl kad virštiniai vokai, jeigu jie užkrenta, jie dengia regėjimo lauką. Ir tas problemas mums padeda išspręsti ir gydytojai oftalmologai, kurie įvertina regėjimo lauką ir duoda mums žalią kelią į vokų pakėlimo operaciją. Dalis yra tikrai jauno amžiaus turbūt žmonių tarpe, kai tai būna tik estetinė problema, kai mums nepatinka mažos raukšlytės aplink akytes ir mes norim nuimti tą prasidedantį odos perteklių. Bet daugumoje vis dėlto yra medicinės indikacijos. Vokų sritis yra tikrai, lyginant su kitom kūno dalim ir veido dalim, pakankamai neskausminga. Vienintelis dalykas, kam reikėtų pasiruošti, tai aišku, mėlynės, tinimas po operacijos. Tas bendras vaizdas gal visai negražus gali būti, bet skausmų prasme gal būna pirmos dienos diskomforto, bet jeigu mes naudojam priemonės, akių lašiukus, tai tikrai gydymas būna gana komfortiškas.